Jėzus kalbėjo savo mokiniams: dabar išeinu pas tą, kuris yra mane siuntęs, ir niekas iš jūsų neklausia, kur eini. Kadangi jums tai pasakiau, liūdesys jūsų širdis užliejo. Bet sakau jums gryną tiesą. Jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jūs neteis globėjas. O nukeliavęs aš jį jums atsiųsiu. Jis ateis ir parodys pasaulio klaidą dėl nuodėmės, dėl teisybės, dėl teismo. Dėl nuodėmės, kad netiki manimi, dėl teisybės, kad aš einu pas tėvą, o jūs manęs daugiau neberegėsit, dėl teismo, kad šio pasaulio kunigaikštis jau pasmerktas. Tai viešpaties žodis. Evangelijos žodžiai panaikina mūsų klaidas. Galima atsisėsti. Šioje apsireiškimo vietoje, kur pirmiausia angelas, paskui švenčiausia mergelė Marija kvietė piemenėlius ir visus žmonės į maldą. Vaikai kasdien ateidavo melstis rožinio maldą ir čia išgyvendavo susitikimą. Pranciškus sakydavo: mes buvom Dievo ugnyje ir nesudegėm, nes ta šviesa dengdavo. Kai popiežius Benediktas XVI aplankė Fatimą ir meldėsi prie tos karūnos, aplankė tą karūną ir meldėsi prie Marijos, sako, jinai yra visų mūsų motina. Žmonės, kaip padėkos ženklan, tuos 2000 brangakmenių įdėjo į tą karūną, kur matėt. Bet